Labas vakaras, 6:30 Lietuvoje. Jums dirba LNK sekmadienio žinios, studijoje Šolandas Vilkončius. Ir su sportu aš Asta Žukaitė. Kviečiame žiūrėti. Klaipėdos rajone potvynis paskandino gyventojų turtą ir kelius. Kai kur artimuosius žmonės gali pasiekti tik valtimis. Jau galvoja mūsų labanakčių. Nebemalons gyvenims. Seimas nuo kitų metų piktybiškų šiukšlintojus baus gerokai griežčiau. Už netinkamai išmestas atliekas grės belangė. Ne per dieną, bet tokius gamtos niekšelius tikrai išgaudysime. Pasaulinė superžvaigždė Edas Šyranas drebina Kauną, nors koncertas tik kitąmet, nakvynės kainos pramušė lubas. Visi tuo metu norim, kaip sakant, pasigriebti tą aukso luitelį gabaliuką. Švietimo ministerija džiūgauja, kad leidus tėvams pateisinti tik 5 mokslo dienas per mėnesį, vaikai praleidžia mažiau pamokų. Mokyklos sako, džiaugsmas dar per ankstyvas. Gudrūs tėvai, ar ne, jie tikrai gali pasiskaičiuoti ir mėnesio pabaigoje, ir kito mėnesio pradžioje pasidaryti iš 5-10 dienų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vienintelė Lietuvoje sprogmenis gaminanti įmonė galėtų prisidėti prie šalies gynybos. Bet aš visiškai įsivaizduoju, kad galime pakreipti jos veiklą, jos veiklos profilį, adaptuoti mūsų poreikiams. Po renovacijos duris atveria atsinaujinęs Lietuvos zoologijos sodas. Gyvūnų liko mažiau, bet bilietai brangs. Ministrė, galiu sakyti apie finansus, kiek šitas projektas kainavo? Klaipėdos rajone potvynis paskandino žmonių turtą ir kelius. Lankupių kaime pasiekti artimuosius žmonės galima tik valtimis. Laimiai namie po vandenį dar netenka braidyti, o ir pylimai vandenį atlaikė. Klaipėdos rajono valdžia neabejoja, kad stichija daug žalos padarė ir gyventojams, ir viešai infrastruktūrai. Ar stichija jau silpsta, domėjosi Ramunė Banzenė. Priekuliškiai sako meldėsi, kad jų namus nuo Minijos upės augantis pylimas